Reikia padaryti šitą kregždę turbininę. Mano planas atsisukti tarp 400 ir 500 G kažkuriam tarpį, kiek gausis. Kas, kodėl ne? Sveiki visi, dėkui, kas paspaudėt ant šito videoso. Šiandien video turim E36 ir nemažą turbo. Reikia padaryti šitą kregždę turbininę. Visiškai ekspromtu nusipirkau turbiną. Dabar buvo sena svajonė nusipirkti turbiną, sumesti į kregždę, bet visada galvodavau, kam čia tiek lėšų, ta kregždė, nežinau, ar apsmoka, tada su technikiniam neit. Ir visada aš skipindavau, bet kiekvieną videosą darydamas apie E36, aš užsimindavau, kad noriu pirkti turbiną. Gal kad nors gyvenime nupirksiu. Tai šitie video bus ne tik apie šitą E36, bet apie 3 projektus. Tai pirmas projektas bus šita kregždė, antras projektas geltona kregždė pažįstama, irgi daro turbininį. Ir trečias projektas bus Manto E46 sidabrinis, apie kurį jau buvo keli vidosai. Per praeitą žiemą nepaspėjo jo pasileisti, tai dabar šitą žiemą mes visi 3 bandysim padaryti 3 projektus. Tai bus ganėtinai daug naujų projektų ir daug vidosų. Tai hebrytę pasubscribinkit, tikrai manau bus per žiemą vidosų. Tai dabar labai trumpai, kas pas mane per kregždę, kas niekad nematėt ir kur mes čia viską dėsim, koks variklis, kelintų metų ir panašiai. Tai garaže jau turiu turbūt 5 metus šitą E36, tai čia yra 93 metų kabrikas 325i, 2,5 plyta. Nusipirkau su tikslu, kad važinėt vasarom, nusim hardtopas, nuvažiuot prie ežero. Metai praėjo, čia pasidarė taip, kad reikia poslenkščių, reikia to, reikia kokio nors spoilerio. Pradėjau viską updatinti, na kaip visi pradėjo daryti šiokius tokius projektus ir viską kroviau, pasibaigiau išvaizdą ir atėjo laikas, kad reikia lįsti prie vidaus. Pas kregždę stovi senoji geroji 2,5 plyta MPMB 25. Tai yra dar padarytas neržaveiknis išmetimas 7.6. Ir kai darė jį Mantas prieš turbūt 3 metus, su tokia mintim, kad jį bandyt kuo tiesesnį, kad jeigu dėtumėm turbo, kad nors gyvenime, tai vat bent kažkada pasteisins. Ir kregždė jau atėjo turbina, jau turi ateiti intercooleris, visgeitas ir reikia nusipirkti kolikas. Tai reikia įsigręžti blokę tepalą nuo bėgimo, kadangi neturiu duobės, tai būtų ganėtinai sunku, reikia nusimti karteris, kad išeitų tas truškės. Tai šitą kregždę reikia nusvaryti pas kitą pažįstamą į garažą, kur viską ir pradėjo daryti. Tai dar tokie maži darbai prieš išvažiuojant į garažą, kad aš greitai įsimsiu saloną, noriu išlupti saloną, pasižiūrėti, kaip atrodo viskas po kilimu, nes per 6 metus nieko nelupau. E36 salonas visas išrinktas, tiesiog išrinkau tam, kad pasižiūrėti, ar nėra kur kokių židinių, rūdžių, kad nereikėtų dugno tada visą vyrint. Tai reikalas tame, kad atsiranda tokių mažų, tai man reikia jas visas susirinkti, susišveisti, sustepti antikoroziniais, užsidažyti ir pamiršti. Nes jeigu paliksi kaip va tokią vietą, čia niekur kiaurai nėra, bet vis tiek pradeda oksiduoti, kadangi čia daug drėgmės būna iškritęs va šitas, tai čia kaupas vanduo. Va tokios senos dangos jau surinkau visą šiukšlinį maišą ir jis ganėtinai sveria. Tada ir sugalvojau greitai tvarkyti visus šituos laidus, kur palaidyti juos tiesiog susirišti, kad būtų biški tvarkingiau, nes mato. Tai dar labai trumpai, kokią mes turbo čia turim ir kiek AG aš planuoju atsukti. Esmė tokia pavadybą galimai neištarsiu, bet esmė, kad GT35 lygiai tokia pat turbina buvo sumesta į Manto E46 projektą. Tai jis berods buvo atsukęs 403 AG. Lygiai su tokia visą sezoną atvažinėt. Mano planas atsisukti tarp 400 ir 500 AG kažkuriam tarpį, kiek gausis, o šita turbina pagal visus popierius laiko iki 600 AG. Tad turėtų kažkas ir išeiti. Esmė, kad norint atsukti daugiau nei 500 AG ant plytos, jau reikia lysti variklio skyrių ten gilynėm. Galva pradėtų siverstais darbais, bet pirmą sezoną to tikrai nenoriu daryti. Tai planas tiesiog susmesti ir pažiūrėti, ar ta plyta sugebės atlaikyti kokius 4 AG. E36 atvarė man duobės, dabar reikia pradėti darbus, išsimti karteriais, įsiplaut, nusimti sirbimą, išmetimo kolektoriai. Vienu žodžiu, visą E36 reikia pradėti draskyti. Pas mane tai pasleido. Kas, kodėl ne? Per vakarą viską paspėjom ir išdraskyti. Nusimt dangtelį, sirbimą, išmetimo kolektorių, karterį. Tai atvarė Edga, kurio ir garažas, kuris man viską padėjo.
Dėkui seniai tau už tai, nes būčiau vienu čia tikrai naktavojęs ilgai. Tai greitai užsikemšu visas angas, visi intempėjai, visi guoliai, kas išorėje reikia keisti. Pasiemu kolektorių, karterį, išsirbimo kolektorių, vežu viską namo. Tai dabar beliko įsimt vanusas, jį persirinkti. Tai atram 6 palieku taip, dabar čia atlieksiu turbūt gal tik kitą savaitę, nes išrauna protinis dantis, nemanau, kad aš pajėgsiu be jų čia kažką padaryti ir tikrai būsiu pasnikas. Tai parlėkiau namo į garažą, parsivežiau įsirbimo kolektorių, karterį ir vožtuvų dangtelį. Tai dabartinis planas, pirmą, juos reikia išsiplauti. Su įsirbimo kolektoriumi reikia įsigręžti map sensoriaus vietą, visas tas angas, kur buvo vakumai, užsiglušint. Su karteriu reikia išsiplauti, sustvarkyti. Vožtuvų dangtelį man reikia nusismeliuoti, perdažyti, bet čia paskui tos visas tarpinės jau nebelabai atliekančios savo paskirtį, nes tarkim, jas kaip sulinki taip ir lieka teoriškai čia. Net nežinau, ar guma be pavadinsi, tai tada reikia jų visas tarpinės pasikeisti. Tai ir šioj daly tiek, realiai nieko labai daug nepadaryta, bet pabiškai pradedam judėti link turbininės kregždės. Tikiuosi, kad sezono pradžioj išvažiuos jau su turbina. Tai sekančioje daly reikia padaryti tepalnus bėgimą, blokai įsigręžti, sumesti jau karterį, traversą pakabinti atgal, kad iš variklio pačios nieko labai jau draskyti nebereikėtų, galima būtų viską pastatyti ant, dar reikia išsipjausyti, kur visgeitas bus, turbūt ateis gal koks intercooleris, jį išeis pakabinti, koks vaizdas. Dėkui, kas pražiūrėt ir bandom padaryti MPM turbo.